Sveiki! Praėjusiuose video apžvelgėme Sodros duomenų bazę, o šiandien pats įdomumas. Pažiūrėsime, kaip skaičiai atgyja laike. Mes ne tik matysime, kas kiek uždirba, bet ir suprasime verslo logiką. Kada įmonės samdo, kada optimizuojasi ir kur slepiasi didžiausi algų šuoliai. Šiandienos video nesikoncentruosime į ilgą DAX formulių rašymą. Laikas brangus, o tai prailgintų video dar pusvalandžių. Tačiau nesijaudinkite. Visas pagrindinės formulės rasite mūsų svetainėje, o tie, kurie užsiregistruos naujienlaiškai, gaus paruoštą, veikiantį Power BI template failą tiesiai į savo paštą. Pažvelkite į ekraną. Štai rugsėjo mėnesio duomenys. Matote šį staigų darbuotojų skaičiaus kritimą restoranų sektoriuje? Tai nėra krizė, tai vasaros sezono pabaigos pulsas. Per rugsėjį matome 7000 darbuotojų sumažėjimą bendroje rinkoje, bet algų vidurkis kyla. Kodėl? Nes išeina laikinieji darbuotojai, o lieka stabilus branduolys. O dabar gruodis. Matote šį šuolį? Vidurkis šokteli iki 1860 eurų. Tai premijų metas. Ypač įdomu mažuose sektoriuose, pavyzdžiui, paieškos portaluose, kur vienas mėnuo statistika išpučia net 200%. Power BI leidžia mums matyti ne tik skaičių, bet ir realią istoriją už jo. Jei norite patys pasikapstyti po savo konkurentų ar sektoriaus istoriją, užeikite į riverdata.lt. Išbandykite interaktyvų įrankį, o jei norite tokio modelio savo versle, griebkite mūsų template failą. Sėkmės analizuojant!